Jau sveiki visi, vasara jau labai artėja ir taipogi festivalio sezonas. Visą vasarą festivalinsim. Dabar norim truputį pakalbėti apie Loftas Fest, kuris vyks jau trečią kartą Vilniuje. Šį kartą tai bus tikriausiai vienas iš paskutinių festivalių. Anksčiau būdavo sezono atidarimas su mumis, dabar bus tikriausiai uždarimas, taip kad rugsėjo 4-7 dienomis čia mūsų nuostabiam kieme vyks Loftas Fest 2014. Jau paskelbėm, kad pagrindinė atlikėja bus Dark Side, Nicholas Jar naujas projektas, labai džiaugiamės, kad sutiko čia atvykti. Ir taipogi tą progą ir bus visa serija Pre-Party, Loftas Fest Pre-Party. Ir pats pirmas kviečiam visus gegužės 23 dieną į Loftą, nemokamas renginys, ir jame pasirodys Hati Wati iš Lenkijos ir Fused Mark, kurie tikriausiai, kaip visada, mums paruošė labai kažką ypatingo. Sveiki. Taip, Fused Mark visada kažkaip ypatingai koncertuoja. Mūsų jau nematė maždaug metus, taip atsitiko, kad išsibarstė grupės nariai po Europą. Bet čia vasarą grįžta. Aš manau, pats laikas priminti Lietuvos muzikos mylėtojams, kas tai yra per grupė, kas tai yra per projektas. 23, taip kaip Viktoras pasakė, mes grojam Lofte. Toliau 24 dieną mes ciklą tęsim Klaipėdoj, Meat Lovers terasoje. Ir 25 dieną, sekmadienį Kaune, Ryšių kiemelė. Kviečiu visus ateiti ir paklausyti, kas yra Fused Mark. Sveiki. Žodžiu, mes festivalį dalyvauti negalėsim, kadangi vykstam į Outlooką, bet paraleliai turim bendrą stage'ą su dženglistais, su Romu, tai kviečiam visus džedžas ir net beiserius ir apskaitai beis muzikos kultūros atstovus, kad prisijungtų, turėsim savo stage'ą kartu, tai apie vardus kol kas nešnekėsiu, ką vežam, bet manau, kad bus ne ką blogesni vardai negu buvo iki tol ir Loftas tikrai turės dar vieną iš gerų spotų, kur žmonės galės surasti savos muzikos. Mes tuo pačiu keliaujame į festivalį, perduosim visiems big upsus online tiesiogiai iš Outlooko, kur mūsų irgi taipogi laukia. Tie atlikėjai, kurie jau atvyko į Lietuvą ir kurie galbūt dar bus čia. Tai laukia rugsėjo mėnesį tikras bombakletas, ateikit. Gal dar kažką daugiau apie Loftas Fest Lounge Party? Vis tiek serija tęsis vasarą, kas mūsų laukia dar daugiau? Mes savo ruoštų pradedam renginių seriją ne tik su beis muzika, bet ir su alternatyva, kaip gavosi. Denisas yra senas mano draugas ir teko dirbti jų koncertuose ir kažkaip pasilgom tų laivų. Manau, kad ir kai kurie miestai irgi taip pat. Tai 23 kviečiam į Vilnių. Taipogi mus laukit Kaune. 25-24 Klaipėdoje terasoje, tai klaipėdiečiai bei sostinė irgi laukit, atvyksim pas jumis. Vis tai gal dar tu kažką nori plačiau, vis dėlto grįžtat po metų pertraukos, ko po metų pertraukos gerbėjai gali tikėtis laukti iš jūsų pasirodymų? Pagrindinis koncertas, aišku, bus Lofte, nes yra galimybės, yra scena, mes naudosim scenografiją, kaip visada vaizdą, instaliacijas. Biški mažiau bus Klaipėdoje. Nežinau, kaip Ryšių kiemelis, ką jisai... Ryšių kiemelis, viskas ten gerai, senai nebuvom Kaune, bet yra problema kaip ir visur, viskas iki 10. Dėl to be vaizdo, jau Kaune grosim be vaizdo. Prieš kokius 2 metus, kiek pamenu, tam buvo labai stiprus reivai, ir Fluxus ministerija, ir psichuškiai, kas žino. Taipogi tam pačiam, man atrodo, pastate yra Lituanika fabrikas, tai kažkaip pasilgom tų renginių, aš nežinau, kaip ten kas vyksta Kaune, bet manau, kad po šito pasirodymo tai nebus tik tai vienintelis Pre-Party su Fused Markais, kur atvažiuosim pas jumis ir manau, kad taip pat liečia ir Šiaulių, ir mažesnių miestelių, nebūtinai didžiųjų miestų. Ruoškitės, čekinkit informaciją, kuri mūsų Lofto page, mūsų page ir atvažiuosim tikrai su visa kariauna beisigu, kaip sakant, su jumis dar kartą susimatyti. Ir dar kitas dalykas, kad tikrai labai verta, kas nežinot, kas dar negirdėjot, Hati Wati, parčekinkite YouTube, SoundCloud'e, tikrai vertas projektas, labai džiaugiuosi, kad Lofte ant mūsų stage'o pasirodys ir check it out.